Iki kada turime sutvarkyti daugiametėmis žolėmis apsėtą plotą, jei vykdome kompleksinės ekologinės sistemos veiklą daugiamečių žolių juostos? Jei dalyvaujama kompleksinės ekologinės sistemos veikloje daugiamečių žolių juostos, nuo einamųjų metų Liepos 15 dienos iki einamųjų metų Spalio 1 dienos bent vieną kartą visą daugiametėmis žolėmis apsėtą plotą būtina nušienauti, nušienautą žolę išvežti ar susmulkinti. Pareiškėjas privalo dalyvauti šioje veikloje 3 metus, kaip nustatyta tiesioginių išmokų taisyklėse, ir paskutiniaisiais įsipareigojimų laikotarpio metais išlaikyti pagal šią veiklą deklaruotus daugiamečių žolių plotus ne trumpiau nei iki Spalio 1 dienos, paraišką teikiant kasmet ir deklaruojant tuos pačius plotus. Daugiau informacijos rasite mūsų interneto svetainėje, taip pat kviečiame sekti ir prenumeruoti nacionalinės mokėjimo agentūros naujienas socialinių tinklų Facebook, LinkedIn ir YouTube paskyrose.